Galvoje sukasi mintis apie tikrai pelningą solo verslą. Planą jau turi, bet kai prieini prie veiklos formos, stringi. Individuali veikla pagal pažymą atrodo per prastą. Juridinio asmens steigti visiškai nesinori. O jei pasakysiu, kad net ir uždirbant šešiaženklės sumas, IDV gali būti tokia patraukli, kad net saldu. Mokestinė našta suvaldoma, socialinės garantijos pilna programa. Jokių direktorių, jokių abų, jokių papildomų sąnaudų. Ramiai prisėsk ir išgirsk viską, ką paaiškinsiu. Konkrečiai, žmogiškai ir su pavyzdžiais ir nuo pradžių. Prisistatau, kas manęs nepažįsta, esu Elvyra, žinoma kaip finansų baba, kurių turinį ne dėl padėkų, bet patiktukas ir kanalo prenumerata stimulas tai daryti ir toliau. Individuali veikla pagal pažymą yra greičiausias ir paprasčiausias būdas legalizuoti savo veiklą ir svarbiausia ją auginti. Šiandien einam per viską, nuo registracijos iki mokesčių, nuo apskaitos iki realių pavyzdžių, kas, kaip ir kodėl. Individuali veikla pagal pažymą tai viena iš legalių savarankiškos veiklos formų Lietuvoje. Ji leidžia tau dirbti savo bei įmonės steigimą. Tai reiškia jokio įstatinio kapitalo, jokių steigimo sutarčių, jokių buhalterinių sistemų pradžiai. Tiesiog dirbi, išrašai sąskaitą, susimoki mokesčius, viskas. Kam ji tinka? Jei tu vienas žmogus, jei neturi samdomų darbuotojų, jei klientai privatūs asmenys ar kitos įmonės, jei nereikia partnerių ar akcininkų, jei tavo veikla paslaugos, gaminiai, kūryba, konsultacijos netinka, jei planuoji auginti komandą, esi partnerystėje su kitais, nori vykdyti veiklą, kuriai būtinas juridinis vienetas. Pradedant veiklą, žingsniai paprasti. Visa registracija vyksta internetu per mano VMI. Prisijungi prie mano VMI, pasirenki meniu individuali veikla pagal pažymą, nurodai veiklos rūšį pagal EVRK, veiklos pavadinimą, veiklos pradžios datą, kontaktus ir veiklos vietą. Ir viskas. Pažyma sugeneruojama automatiškai PDF formatu, nereikia niekur eiti, nieko nešti, tau tik belieka ją parsisiųsti ir išsisaugoti. Nuo pažymos išdavimo dienos gali pradėti veiklą, gali išrašyti sąskaitą, imti pinigus, forminti pajamas, beje, jokio startinio mokesčio nėra. Ką daryti iškart po registracijos? Pasirengti savo sistemą apskaitą. Paprasčiausiai Excel lentelę su pajamomis ir išlaidomis, išsisaugoti pažymą, EVRK kodą žinoti, pasiruošti sąskaitos šabloną, apsispręsti dėl sąnaudų skaičiavimo būdo, apie tai kalbėsiu plačiau toliau, pasitikrinti, ar tavo veiklai reikia leidimų, pavyzdžiui, jei dirbi su maistu, susitvarkyti PSD, jei nedirbi kitur, apie tai irgi netrukus. Mokesčiai. Yra 3 raidės ir 3 pagrindiniai mokesčiai – GPM, VSD, PSD. PVM nenagrinėsime, nes šis mokestis kaip kepurė prisideda, nusiima. Kai jau esi užsiregistravęs ir pasiruošęs veiklai, kitas klausimas – kaip veikia mokesčių sistema? Kiek atiduosi valstybei ir kiek liks tau? Einam per viską paeiliui. GPM – gyventojų pajamų mokestis. Tarifas 15%. Nuo pelno. Lengvatinio tarifo nėra. Taikomas tik mokesčių kreditas. Formulė pajamos minus sąnaudos lygų pelnas arba apmokestinamosios pajamos. Pelnas dauginamas iš 15% ir preliminari GPM suma. Ir, kaip ir kalbėjau, gali būti taikomas mokesčio kreditas, kuris sumažina mokėtiną GPM. Mokesčio kreditas taikomas pagal formulę, kurios neanalizuos. Tik žinok, jei apmokestinamosios pajamos iki 20 000 eurų GPM realiai mokėsi 5%, nors deklaracijoje matysi 15%. Apmokestinamosioms pajamoms pasiekus 35 000 eurų jau netaikomas mokesčių kreditas ir GPM mokamas 15%. Pavyzdys su kreditu. Pajamos 20 000, sąnaudos 30%, tai bus 6 000 eurų. Pelnas arba apmokestinamosios pajamas 14 000, pradinė GPM suma būtų 2100, 14 000 dauginam iš 15%. Bet pritaikomas mokesčio kreditas 1400 eurų ir galutinai mokėtinas GPM yra 700 eurų ir tai yra 5% nuo apmokestinamųjų pajamų. Kitas mokestis, tiksliau sakant, įmoka, tai yra VSD, valstybinis socialinio draudimo įmokos. Bazinė apmokestinamoji suma yra 90% nuo pelno arba apmokestinamųjų pajamų. Tarifai 12,52%, jei nekaupi pensijai papildomai ir 15,52%, jei kaupi papildomai pensijai. Lubos
Nuo 2025 metų VSD lubos yra 90 681,84 €. Tai yra 43 VDU. Jei tavo apmokestinamas pelnas viršija šią ribą, VSD įmokos skaičiuojamos tik iki jos. Žiūrėk, kur lenkiu. Jei apmokestinamosios pajamos pasiekia 35 000 €, mokesčiams ir įmokoms tenka paskirti beveik ketvirtadalį pajamų, tai yra 24,67%. Ir žiūrimi skaičius, jei pajamos, pavyzdžiui, 150 000 €. Sąnaudos 45 000, čia naudojam tuos 30%. Grynas pelnas arba apmokestinamosios pajamos 105 000. VSD. Ir nekaupiant antroje pakopoje skaičiuokim, šitą sumą padauginus iš 12,52% gausime 11 351,43 €. Tiek reiktų sumokėti VSD įmokų. Jei pajamos būtų dar didesnės, VSD ir PSD įmokos jau nebedidėtų. Tokiu atveju gavus 150 000 € pajamų, PVM nežiūrim, tai atskiras mokestis, mokestinė našta mažėja iki 22%, prieš tai buvo ketvirtadalis. Žinoma, vertinam 2025 metais galiojančius mokestinius įstatymus. Ir žiūrėk, jei pajamos 250 000 €, mokestinė našta mažėja iki 17,5%. Uždirbus daugiau nei minėta suma jungiasi didesnis GPM tarifas ir mokestinės naštos procentų jau neskaičiuosim. Bet įmokų sodrai lubos visai neblogai amortizuoja didesnį GPM procentą. Taigi, jei planuoji nemenkas pajamas, nebūtina steigti juridinio vieneto, kad mėgautis palyginti menką mokestinę naštą su visomis socialinėmis garantijomis. Kaip tau tokia galimybė? PSD – privalomas sveikatos draudimas. Jei individuali veikla pagal pažymą yra pagrindinė veikla ir nesidraudžiamas kitur, PSD mokamas kas mėnesį. Tarifas yra 6,98% nuo minimalios algos 25 metais nuo 1038 €. Mėnesio įmoka bus 72,45 €. Metų suma 869,40 €. Jei esi draudžiamas kitur, pagal darbo sutartį valstybės lėšomis, pirmos veiklos metais PSD ir VSD mokėti nereikia. Net jei individuali veikla yra vienintelė tavo veikla. Nuo antrų veiklos metų, jei esi draustas, įmoką sodrai galima mokėti po deklaracijos pateikimo. Ir vėl primenu, jei nesi draustas, PSD privalu mokėti kas mėnesį. Svarbu, PSD nesumokėjus ilgiau nei mėnesį nutrūktų galimybė naudoti sveikatos paslaugomis. Kada mokami mokesčiai? GPM, VSD ir PSD deklaruojami kartą per metus per metinę pajamų deklaraciją, pateikiama iki gegužės 1 dienos ir jau anksčiau minėjau apie PSD prievolės, jei nesidraust. Beje, įmokas sodrai galima mokėti kas mėnesį teikiant SAF pranešimą. PSD jei taikomas mokamas kas mėnesį iki paskutinės einamojo mėnesio dienos. Sąnaudos ir apskaita. Kai jau žinai, kokie mokesčiai laukia, laikas pereiti prie realaus veiklos valdymo. Pirmas klausimas, kurį turi savo užduoti. Kokį sąnaudų skaičiavimo būdą pasirinkti? Du keliai. Fiksuotos sąnaudos ar realios? Fiksuotos sąnaudos 30% nuo pajamų, tai automatinis variantas, jokių dokumentų rinkimo, jokio tikrinimo. Valstybei deklaruoji, mano sąnaudos sudaro 30% pajamų ir viskas. Kada verta rinktis? Kai turi nedaug realių išlaidų ir kai nenori vertis į buhalterinius niuansus. Pavyzdys. Pajamas 15 000 €, 30% sąnaudos 4500, pelnas 10 500. Realiai patirtos sąnaudos reikalauja daugiau darbo. Turi rinkti kvitus, sąskaitas, išlaidas pagrindžiančius dokumentus, bet jeigu tavo veikla iš tiesų reikalauja daug išlaidų, tai gali sutaupyti daug daugiau nei numanai. Kada verta rinktis? Kai tavo realios išlaidos lygios arba viršija 30% pajamų, pavyzdžiui, gamyba, prekyba. Kaip vesti apskaitą? Tavo pareiga pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą.
Gali naudoti Excelį, Google Sheets, VMI apps arba buhalterinę programą. Svarbiausia, kad duomenys būtų aiškus ir lengvai prieinami. Žurnale turi matytis data, pajamų suma, išlaidų suma, jei taikai realias sąnaudas, operacijos turinys, pavyzdžiui, gauta už konsultaciją, dokumento numeris, sąskaita, kvitas ar panašiai. Apskaitą gali vesti pats arba patikėti buhalteriui. Jei pajamos nedidelės, daug kas renkasi tvarkyti savarankiškai. Kaip išrašyti sąskaitas? Gali naudoti apps, Word, Excel šablonais arba specialiomis sistemomis. Pagrindiniai sąskaitos rekvizitai – tavo vardas, pavardė, kontaktai, individualios veiklos pažymos numeris, pirkėjo duomenys, vardas, pavardė, jie yra nebūtini, arba įmonės rekvizitai, tavo pirkėjo rekvizitai. Paslaugos ar prekės pavadinimas, kiekis, kaina, sąskaitos data, numeris. Sąskaitas turi saugoti 10 metų. Deklaravimas. Deklaraciją GPM 311 pildai iki gegužės 1 dienos per VMI sistemą. Joje nurodai, kiek pajamų gavai ir kokį būdą joms apskaityti pasirinkai. Pinigų ar kaupimo, kokias sąnaudas taikai, 30 ar realias. Po deklaracijos pateikimo VMI ir Sodra paskaičiuoja, kiek turi sumokėti GPM, VSD, PSD. Klaidos, kurių verta išvengti. Skaičiuoti GPM nuo visų pajamų, o ne nuo pelno. Nežinoti, ar reikia mokėti PSD pačiam, ar įsidrausti. Maišyti sąnaudas. Tiksliau, jei vykdai 2 veiklas, kurioms reikalingi skirtingi sąnaudų fiksavimo būdai, atskirk jas kitomis veiklos formomis. Neišsaugoti sąskaitų ir dokumentų, tai klaida. Nepildyti pajamų išlaidų žurnalo. Jei VMI pasibel su mokestiniu patikrinimu, pirmas dalykas, ko paprašys ir bus šis dokumentas. Kuo ilgiau dėlsi jį pateikti, tuo daugiau klausimų jiems kils. Individuali veikla pagal pažymą 2025 metais vis dar vienas lankščiausių būdų pradėti verslą Lietuvoje. Minimalus biurokratijos kiekis, aiškus mokesčių principai, galimybė prisitaikyti pagal save. Nori paprastai, taikai 30% sąnaudas, turi daug išlaidų, renkiesi realias. Svarbiausia viską daryti laiku, tiksliai ir suprantama. O jei nori sąskaito šablono ar tiesiog pasitikrinti, kiek lieka į rankas, parašyk. Dirbam protingai. Ne daugiau, o geriau. Aš už tai, kad mokėti mokesčius, bet tik tiek, kiek reikia. O laisvus pinigus kviečiu įdarbinti pasinaudojant šio video rėmėjo Freedom24 pasiūlymu. Nuorodą rasi video aprašyme, keli paspaudimai ir tavo laisvi pinigai, žiūrėk, ilgainiui išleis tave atostogų, nes galimai uždirbs daugiau nei tu nugarą lenkdamas. Investuodamas gali auginti turto vertę arba kurti pasyvių pajamų šaltinį. Sprendi tu. Reikės tik vertybinių popierių sąskaitų. Freedom24 suteikia prieigą prie daugiau nei 1 milijono finansinių instrumentų. Tikrai rasi, kas tinka tavo finansiniai kelioniai. Investuoti šiandien paprasčiau nei pasirinkti, kuris pajamų ir išlaidų fiksavimo būdas tau priimtinesnis. Viena geriausių starto vietų naujokams ETF-ai. Čia, jei nieko nežinai, nuo ko pradėti, spausk nuorodą video, susirink bonusus ir leisk pinigams dirbti, kol tu miegi ir atostogauji, kad ateityje tavo pajamos būtų tik pelnas iš investavimo.